Nu ką, Barbarytė? Skanaus. Ir kas čia skanaus? Viskas. Žinau, kad tikrai laukia iš manęs skanios ir sveikatai palankios vakarienės, kurią pasigamintum staigiai grįžęs namo. Taigi, šis receptas tikrai tau patiks, jau iškart gali spausti like, kad daugiau kurčiau tau vakarienės receptų. Žinoma, nepamiršk parašyti komentaruose daugiau vakarienės receptų ir pasidalinti su savo draugais. Taigi, šį kartą keptų daržovių dubenėlį su avokado užtepėlė ir grūdėta varškė. Daug baltymų, daug skaidulinių medžiagų, daug spalvų, maistinga, sveikatai palankų, greitai paruošiama. Avokado užtepėlę rodžiau tau ne kartą, kaip ją pasigaminti, kas kart gali improvizuoti. Šį kartą dėjau tiesiog 2 avokadus, spaudžiau citrinos sulčių, pyliau alyvuogių aliejaus, druskos, pipiriukų ir truputį smulkiai supjausto raudonojo svogūno ir viską išmaišiau ir tai yra tavo pagrindas dubenėlio, jį įdėk tiesiog į gilesnę lėkštę ir toliau judam prie kitų ingredientų. Tau reikės moliūgo, jį supjausti kubeliais, taip pat konservuotų avinžirnių, juos nusunk, nuplauk ir viską sudėk į skardą, apšlakstyk alyvuogių aliejumi, rūkytos paprikos milteliais, juodaisiais pipirais, raudonėlių, druskytę ir viską išmaišyk ir šauk į orkaitę. Iškepus daržovėm jas dėk ant užtepėlės viršaus ir tuomet dėk rūkolos, grūdėtos varškės ir tiek ant stalo savo šeimynai. Ar ir tu, kaip ir daugelis, turi problemų su vakarienė? Atrodo, visą dieną atsispiri, valgai tik tai sveikatai palankų maistą ir nepersivalgai, o vakare tarsi čakros atsidaro ir noriu suvalgyti viską, kas yra šaldytuvės, spintelėse, pavalgius vakarienę, dar varstau spinteles ir ieškau kažko gardaus. Ateik pas mane į asmeninę sveikatos mentorystę, mes įspręsime šį klausimą, kuris neleidžia tau turėti normalaus kūno svorio, kuris neleidžia tau išsaugoti sveikatos, tu jautiesi blogai įsimiegi ir neturi energijos dienos eigoje, to pasekoje nenori valgyti pusryčių ir eilę begalę kitų dalykų, kurie kankina tave. Jeigu visgi abejoji, ar asmeninė sveikatos mentorystė tau tinkamiausias variantas, registruokis į pirmą nemokamą konsultaciją, paskubėk, nes tik 5 vietos būna savaitėje.